Jurga, jūs komentaras apie rungtynę šiandien? Nežinau, džiaugiuosi už pirmus du kėlinius. Stengiasi žaisti puolime protingai. Priėmė gana protingus sprendimus ir matėsi pačiam žaidime gynyboje atidirbo. Skirtumas pasidarė trečiam kėliniai pradžioje. Iš paprasčiausiai mūsų pačių klaidų. Nes per du kėlinius jos iš klaidų pelnė mūsų 6 taškus, o antrą pusę įmėtė 29. Čia yra didžiausias skirtumas. Jos pakeitė truputėlį pick and roll gynybą, išėjo su step out vadinamu ir mes nesugebėjome įsiskaityti. Paprasčiausia, trečiam kėliny pasimatė meistriškumo skirtumas. Tai jautėsi, ar negalima sakyti, kad antroje pusėje, kad tai visgi grupės lyderė ta komanda yra Čekijos? Šita komanda man bent asmeniškai patinka, kaip jinai žaidžia, jinai pati patyrus komanda. Ir praktiškai gynyboje, puolime išnaudoja kiekvieną gynybos klaidą. Žinau, iš kur ateis pagalba, visada tenais perdėjimas, tada iš ten bus metimas. Tai yra. Ir praktiškai turi žaisti gynyboje, tikrai labai gerai, kad jas apsigina. Puolime priverčia varžovus daryti klaidas ir iš to pelno taškus ten bus. Ketvirtam kėliny buvo skirtumas vėl vienženklis pasidaręs, 8-9 taškai. Buvo galima dar kabintis, ar jos laikė vis tiek tą atstumą saugų? Aš manau, jos sugebėjo išlaikyti tą savo atstumą. Mes šiandien mantėm, mums negalėjo padėti, nežinau, kas jai atsitiko. Ir mums sudėtinga su pirmais numeriais. Praktiškai mes turim tikrai pirmą numerį, tik tai Rimą ir mes šį stringam su vadovavimu ir praktiškai su tais sprendimais, su pačios komandos valdymu. Čia tai būna sudėtinga. Kabintis aišku galėjom, bet mes galėjom kabintis tik tai žaidžiant greitesnių žaidimų ir atakuojant, sakykime, netikėtai arba įžaidžiant ir protingą metimą.